Pagalvojau, kad jau senai neprašiau išmaldos. Reiktų pabandyti vėl. Sveiki, bičiai. Norėjau paklausti, matau geros nuotaikos, aš biškį filmuoju, veidų nesimatys. Ne, nereikia, tu mūsų nefilmuoji. Veidų nesimatys. Iš kur mes žinome? Aš duodu žodį. Tai kur, aš tavęs nepažįstu, aš netiki tavo žodžių. Aš tik paklausti norėjau kalėdom ruošti. Šiandien ruošiuosi padaryti tokią akciją, kaip ir pernai dariau. Paimsiu tokį bomžą, išmaudysiu, maisto duosiu. Gal noriu prisidėti po 5, po 10 eurų. Čia bus. Jeigu iš tikrųjų, gerai, jeigu iš tikrųjų tokia... Tikrai aš duodu žodį. Prisidėti tada. Viskas? Jo. Ačiū labai. Ačiū, tikrai. Galvoju, kad tokias akcijas daro. Jo. Tai va, pasivaikščiau. Per 5 minutės Akropolį surinkau 20, gal kiek čia, 23, 22-23 eurus. Tai galima sakyti, lietuviai visai dosnus. Tai va, pasidėk čia, gali prisėsti, važiuosim. Tai va. Kada paskutinį kartą maudys? Iš tikrųjų vasarą. Čia buvo maždaug ne vasarą, bet rugsėjo kažkur tai 2-3. Dar galime. Aš motinos iš tikrųjų nepaėmiau, nes aš prie motinos net neaugau. Tu net nepaėmiau, kas? O tėvos? O tėvo amžinatilsį palaidojau. Pradėjau gerti iš tikrųjų 24 metų kažkur. Mergina apsiženėjo su kitu vyru. Grįžęs iš Roto, jinai jau buvo susirašęs su kitų vaikinų, jau čia vestuvės jau buvo suplanuotas viskas ir tiesiog jinai mane paliko ant ledo. Tu pats jai atleidęs esi, ar ne? Jo, aš tiesiog... Tu jai atleidęs pilnai visai, ar šiek tiek dar laikais nuoskaudą? Tiesiog nuoskauda jinai ir liks ilgai. Tai tu nesugebi jos dar paleisti tos nuoskaudos? Nu, jinai ilgai liks, tikrai, iš tikrųjų liks. O tu nemanai, kad tas tavo netleidimas ir kažkoks tai skausmas, kur tu laikai širdį, kažkoks gal pyktis, nusivylimas, kad tau trukdo gyventi ir būti laisvam? Iš tikrųjų, net nežinau, kaip to pasakyti. O kada paskutinį kartą jautėsi toks kaip lygiavertis su visais žmonėm, ar dabar jautėsi lygiavertis? Dabar aš su... Kaip tu jautėsi? Nu, iš tikrųjų prastokai. Prastokai. Iš tikrųjų, aš negaliu, kaip tu sakai, iškėlęs galvą, vaikščioti kažką tai jausis lygiaverčiu. Negaliu. Nes aš jau esu tokiam gyvenime, tokiam lygyje, kad tikrai negaliu su visais bendrauti. Na, tu įsivaizduoji, pavyzdžiui, kad tu rytoj atsibundi iš ryto, turi darbą, turi butą, turi kišenį 1000 eurų. Ir neini jos pragerti, tiesiog darai verslą kažkokį tai. Čia, žinok, iš tikrųjų yra kai kurių žmonių, daug kas taip sako. Tu gali, va, sako, pradėti dirbti ir panašiai, gyventi viską, va, sustinkim, pradėsim gyventi kažką, kursim ir panašiai. Bet tik tai pažadai. Čia yra tik tai pažadai. Čia va, buvau vienuolyne. Buvau vienuolyne pusę metų užsidaręs. Kokia vienuolyne? Betliejaus vienuolyne, Širvintų rajone. Ten buvau užsidaręs kurį laiką, tai man dar paliko tokį kryžiuką. Supratau. Pamečiau tai vieną. O tatuiruotės iš kur? Čia iš tų laikų senų? Oi, čia iš vaikystės. Ne, aš gyvenu gal ne pirmą kartą, bet iš tikrųjų to viso kito gyvenimo, kurį jau gyvenau anksčiau, aš neprisimenu, kas aš buvau iš tikrųjų. A tu matai, prie ko privedė tavo protas? Realiai. Realiai? Prie ko privedė tas, į kurį tu tiki, tas, pagal kurį tu gyveni, to, tu klausai, patarimų klausai, protas. Ar tu klausai savo to proto toliau? Ar tu nesupranti, kad galima jį sulaužyti, tą protą savo ir neklausyti jo, kad galima nuo jo atsiriboti? Man reikia apskritai sustoti tą visą alkoholizmą, visą, žinai, ir pradėti kažką tai galvoti apie darbą. Bent jau kažką tai.
Nepasiduokite, kaip mes taip atsidūrėm tokiu vietoj. Ir baigtai. Tiesiog kalėdos. Tegul suprantamas. Kaip mes čia suprantam. Bet ne visi to supranta. Tai kurią pusę trauksi dabar? Ką veiksi, kur šiąnakt nakvosi? Nežinau, turiu tokį guliuką pasidaręs. Ir nakvoju. Nesušalsi? Ne, tai kaip pasakyti. Naktis dabar kol kas nulinė temperatūra. Nėra iš tikrųjų didelio minuso. Pagatuk turiu gerą kepuriuką, batukus gerus. Da mergą gal kokį tavo paimti? Tai mergos nereikia? O čia va dušas. O. Čia dušas. Galės. Nu kaip jausmas? Ką? Labai ten. Dušas, vanduo. Oi, nu. Jau geriau, visą gyvenimą surinkai. Vieną kartą gyvenime galima pasijausti žmogų. Išmaudytą, suprausti ir panašiai. Nors vieną kartą gyvenime. Taigi viskas tavo rankose, viskas tavo prieš akį. Gali taip kiekvieną dieną maudyti, jeigu labai panorėsi. Ką galėčiau daryti kitaip? Ar ko nedaryti? Sąmoningai pramaščiau jau ne vieną kartą. Nelengvas kelias pabusti iš būsenos, kurią susikūrėme savo protais, aklai tikėdami, kartais net nematydami, prie ko priveda tas mūsų protas. Šis video tik apie tai, kad atsibustumėme būtent patys kiekvienas individualiai, kad būtumėme laisvi nuo savo troškimų, norų vergovės, kad elgtumėmės taip, į ką mes tikime, kad kalėdų dvasia išliktų pas mus ištisus metus. Būkite laimingi, kurkite savo aplinką, savo šviesą, pradėkite nuo savęs. Jei išgelbėsite bent vieną žmogų pasaulyje, save, tai jau bus labai didelis darbas. Gerų jums švenčių ir laimingų kalėdų.